Izraelio įvairovė. Žvelgiant į pasaulio naujienų antraštes, lengva nepastebėti vienos iš ryškiausių Izraelio realijų. Daugiau nei penktadalis šalies gyventojų yra arabų piliečiai. Faktas, kuris yra kur kas sudėtingesnis nei dažnai atrodo. Tai įvairi mozaika, sudaryta iš musulmonų, krikščionių, drūzų ir beduinų, kurie kasdien gyvena bendrose erdvėse, nuo tokių miestų kaip Nazaretas iki Negevo regiono. Tokiuose mišriuose miestuose kaip Haifa, Ako ir Lodas sugyvenimas nėra politinis šūkis. Tai kasdienybė, kurioje žydai ir arabai dirba ir mokosi kartu. Gali būti netikėta, kad nors karinę tarnybą drūzų vyrams privaloma atlikti nuo 1956 metų, taip pat yra beduinų, musulmonų ir krikščionių, kurie savanoriškai stoja tarnauti į įvairius dalinius iš priklausimo jausmo. Ši permaina tęsiasi ir universitetuose, kur specialios integracijos programos įtraukia tūkstančius arabų studentų į Izraelio ekonominio ir socialinio gyvenimo centrą. Ne visada pabrėžiama, kaip ši realybė yra akivaizdi kasdienėme gyvenime. Nuo arabiškų užrašų ant kelio ženklų ir viešojo transporto iki bendro darbo ligoninėse ir aukštųjų technologijų pramonėje. Galiausiai, būtent tai ir lemia, kad Izraelio visuomenė yra tokia įvairi ir dinamiška.